Garbė Jėzui Kristui. Džiaugiamės šiandien kartu, toliau ugdydami tikėjimą, Dievo pažinimą ir mokomės iš Dievo žmonių, kurių gyvenimai yra aprašyti šventam rašte. Ir šitam gražiam metų pabaigos laikotarpyje noriu pasidalinti Marijos tikėjimu. Marijos tai yra Dievo motinos, Kristaus mamos tikėjimu, nes be jos tikėjimo Kristus nebūtų galėjęs ateiti į žemę. Taigi Luko 1 skyriui arhangelas apsireiškė Marijai, taip rašo raštas, kad apsireiškė angelas Gabrielis, buvo Dievo pasiustas į Nazaretą miestą, pas mergelę, sužadėta su vyru, vardu Juozapu iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika, malonės apdovanotoji, viešpats yra su tavim, palaiminta tu tarp moterų. Įsivaizduojat, kokius nuostabius žodžius viešpats angelas sako. Sveika, malonės pilnoji, ir tu apdovanota esi viešpaties. Jį pamačiusi, Marija sumišo nuo angelo žodžių. Bet žiūrėkit, jinai tik sumišo, tai reiškia suglumo. Ir atskirai nei Zacharijas, jinai nepradėjo atstumti tų Dievo žodžių, kuriuos kalbėjo angelas, nes jis kalbėjo Dievo žodžius. Luko pradžios, 1 skyriui pradžiai rašo, kad Zacharijas negalėjo priimti tokios Dievo nuomonės, kad jis turės sūnų, Zacharijas. Todėl Dievas užrišo jam kalbą. Jis tiesiog grįžo namo ir nebegalėjo kalbėti, kad patylėtų. Nes Zacharijas kalbėjo, kaip to negali būti. O Marija, ką sako, išgirdo tuos žodžius ir sumišo nuo šitų žodžių, galvodama, ką tai gali reikšti. Jinai pradėjo galvoti ir sukti, kokie tai yra geri žodžiai. Kokie yra geri žodžiai. Marija suprato. Taip. Ir angelas jai sakė: štai tu pradėsi įsčiose, pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis, vadinsis aukščiausiojo sūnumi. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystei nebus galo. Ir Marija be galo apsidžiaugė. Jinai žinot, ką pasakė? Kai angelas viską jai tą išdėstė, Marija ką pasakė? Tegu man būna taip, kaip tu sakai. Va čia tai bent tikėjimas. Va čia tai bent, įsivaizduokit, va ten, kur mes gyvename, mūsų namuose, atsirastų angelas. Tai nėra reiškinys įprastas, tai yra neįprastas reiškinys. Bet Marija nei išsigando, nei pradėjo galvoti, kad jai vaidenasi. Jinai išgirdo Dievo žodžius ir sako, tegu man būna pagal mano žodžius. Va čia tai bent tikėjimas. Ir aš taip žaviuosi Marija, ir aš pati nuolat apie tai mąstau ir dėkoju Dievui, kad aš pati ugdausi tokį tikėjimą, tokį Dievo pažinimo, Dievo užtikrintumo tikėjimą, antgamtinį, nes čia reiškiniai Marijos gyvenime prasidėjo, biologiniai reiškiniai, kurie šiaip nevyksta. O Marija patikėjo, kad jinai dar vyro neturi ir dar neištekėjus, o arhangelas ir Dievas jai sako, kad vat nuo dabar, ir čia Luko evangelijai aiškiai yra išdėstyta, kaip angelas paaiškino, taip atsitiks, kad jinai turės sūnų ir tas sūnus bus Dievo sūnus ir jis bus didis ir jis bus visagalis ir jis bus aukščiausiasis. Ir Marija tai priėmė, tiesiog prilipo jai. Tai įsivaizduokit, kokį Marija turėjo tikėjimą. Visišką, užtikrintą tikėjimą. Bet aš dar daugiau esu apie Mariją pasigilinus, apie jos šeimą.
Ir ne šiaip atsitiktinai pas Mariją atsirado tas angelas. Pasirodo, jos šeima buvo be galo tikinti viešpačiu tuo laikotarpiu. Ir Marija augo šeimoje, kur nuolat buvo tas Dievo pažinimas ir pagarba Dievui ugdoma. Todėl Marija nuo pat vaikystės nuolat girdėjo, nuolat matė savo tėvų elgesį, kaip tėvai vertina ir brangina viešpatį. Ir jai nebuvo taip netikėta arba nepriimtina. Jinai žinojo, kad Dievas yra. Jinai žinojo, kad jinai yra pagerbta viešpatės, kaip angelas jai ir pasakė. Ir jinai yra, tuoj paskaitysiu, ką čia rašo, malonės apdovanota, kad jinai visa Dievo malonėmis visomis apdovanota. Ir kai šiandien mes lygiai taip pat skaitome rašte, ir mes lygiai taip pat turime suprasti ir priimti, kaip priėmė Marija, tą suvokimą, kad mes esame apdovanoti Dievo malonę ir Dievo gerumu ir Dievo gailestingumu ir ugdyti tai, priimti Dievo žodžius, kaip Marija priėmė Dievo žodžius. Ir tai tapo kūnu. Tai reiškia, tai, kas nesimatė, tai, kas buvo tik žodžiai, tapo kūnu. Tai reiškia, tapo matoma. Taigi mums taip svarbu kiekvienam vertinti Dievo žodžius ir juos priimti asmeniškai kaip tikriausia realybė. Nes Marija taip ir padarė. Jinai suglumo ir pradėjo mąstyti, ką tie žodžiai reiškia. Tai reiškia, aš skaitau Dievo žodžius ir mąstau, ką jie reiškia mano gyvenime. Kai Viešpats sako, aš laiminte palaiminsiu tave ir dauginte padauginsiu tave. Jeigu tu pasirinksi tą ir Viešpats, kaip pakartotino įstatymo 28 skyriui ir sako, ką aš turiu šiandien pasirinkti. Jeigu vertinsiu, branginsiu Dievo žodžius, tą toliau darysiu. Tai reiškia, aš tikėsiu ir juos mąstysiu. Jie man pasidarys tikri, turėsiu realybę. Nes jūs prisimenat, mes ankstesnėse laidose esame kalbėję, kad žodžiai yra forma ir jie realūs. Lygiai tas atsitiko Marijos gyvenime. Ji patikėjo, ką angelas pasakė. Jinai augo toje aplinkoje tikinčios šeimos. Tikėjo, turėjo Dievo suvokimą ir neturėjo iš didžios širdies to nepriimti. Kaip Zacharijas irgi tarnavo Dievo namuose, bet Dievo taip nepažino. Jam gal daugiau atrodė, kad čia yra kaip darbas, aš nežinau, negaliu Zacharijo vertinti, tik tai galiu vertinti iš rašto, kad jis nepatikėjo tai, kad Dievas jam pasakė, o tai rodo iš jo atsikalbinėjimo, kad pradėjo sakyti, aš jau senas, aš jau toks, aš jau kažkoks. O Marija neatsikalbinėjo, kad jinai dar labai jauna, ir kad jai ten 13 ar kiek metų, jinai to Viešpačiui nesakė. Jinai sako, tegu man būna pagal tavo žodžius. Aš priimu, kad aš malonės apdovanota ir kad aš priimu, kad tavo gerumas yra su manim, priimu, tikiu. Kas yra tikėjimas. Ir tai tampa realu. Ir per Mariją, Marijos tikėjimą, Viešpaties pažinimą, atėjo Kristus, pats Viešpats į žemę, Dievo sūnus, kaip čia angelas ir sako, aukščiausiojo sūnus, Viešpaties Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Aukščiausiojo sūnus, visagalio Viešpats, atėjo į žemę tam, kad rodyti mums žmonėms pavyzdį, kaip gyventi žemėje, kad mus atpirktų, išpirktų mūsų nusikaltimus ir mūsų nuodėmes. Tai yra didžiausia dovana, kokia gali būti žmogui, kad mes amžinai gyventume su Viešpačiu ir kad mums nebereikėtų išsiskirti su Viešpačiu. Ir gyventume čia žemėje su Viešpačiu ir amžinai mūsų siela ir kūnas iškeliautų taip pat pas Viešpatį amžinybę. Kokia yra nuostabi dovana, kokia nuostabi Kalėdų dovana, kad pats Viešpats atėjo į žemę. Ir jis atėjo per žmogų, per Mariją, Marijos tikėjimą.
Todėl labai linkiu pati savo ir kiekvienam iš mūsų ugdyti, skaityti tą Luko 1 skyrių, gilintis į tas aplinkybės ir suvokti, kokį tikėjimą turėjo Marija. Ir mes tokie pat žmonės esam kaip Marija. Tegu va tas tikėjimas, tas Dievo gyvo pažinimas auga mūsų širdise. Tegu tas suvokimas tikrai metų pabaigoje ir naujų metų sandūroj priimkim kiekvieną sprendimą keistis į tą Dievo pažinimą. Priimti sprendinius, kad aš pasitikiu, priimu sprendimą, tikėti Viešpate, kad tu esi, tikėti, kad tau yra viskas įmanoma, tau nėra neįmanomų dalykų Viešpate. Auginti Dievo pažinimą, bendravimą su Viešpačiu, gyventi su Viešpačiu. Ir tegu visko daugėja. Dievo gerumo, Dievo išminties, Dievo malonės, kantrybės kiekvieno iš mūsų aplinkybėse. Tegu tai daugėja Dievo pažinimu. Kaip Marija turėjo Dievo tikėjimą, tegu ir mūsų širdise auga pagal Marijos pavyzdį tas dieviškas tikėjimas. Ir tai, ko nėra, tegu tampa kaip būtų. Tegu taip, kaip būtų tampa. Kaip Dievas sako, tegu taip ir būna mūsų gyvenimuose. Kad mes dėkojam Dieve, kad tu Dieve mus saugai, kad tu mus prižiūri, kad tu saugai nuo viso pikto Viešpate. Ačiū tau, saugai dabar ir per amžius mus ir mūsų namus. Ačiū tau Dieve už tavo gerumą, tavo gailestingumą, tavo malonę, kuri liejasi nuolat ir pastoviai. Ir mes priimam sprendimą tikėti tavimi Viešpate. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.